Sveiki. Šiandien pasidalinsiu, kas pakito manyje suvokiant save kaip sąmonę fizinėme kūne. Kad sąmoningas žmogus, apie sąmoningumą daug yra kalbama, bet ar esame pažinę save kaip sąmonę, tai dar turbūt ne visi. Nes kas yra sąmonė, tai yra beribė energetinė erdvė mumyse, mūsų vidinėje ašyje, tai tam sąmonės kanale, šalia stuburo, kuris eina ir aplinkui mus. Aplinkui fizinį kūną tas energetinis laukas. Ir kas manyje pasikeitė, kai suvokiau save kaip sąmonę, tai padėjo man nesusitapatinti. Nesusitapatinti su mintimis, su emocijomis ir jausmais. Kad čia mano yra kaip instrumentai kurti save per mintis, išreikšti save per emocijas tam tikrų laikotarpių, kintant savyje, ir tai vidiniai ramybei įsitvirtinant jausmus suaktyviname savyje, tai tada kūrėme save per jausmus, ne per emocijas jau. Emocijos lieka apačioje, mūsų jausmai yra aukščiau, ten, kur širdis toje erdvėje. Širdis tai yra organas, jisai nekuria, mes kūrėme save tuose energetiniuose centruose, sąmonės lygmenyse save. Ir kuo aukštesnis mes pažįstame savo viduje, kintame, tuo ir kūrėme save per aukštesnius tos sąmonės lygmenis. Ir tas nesusitapatinimas ir suvokimas, kad tai aš kuriu save ir laisva valia pasirenku, su kokiomis energijomis save kurti. Ar su baime, kaip anksčiau bijodavau ir to nedarydavau, su nepasitikėjimu, ar su drąsa. Iš pradžių nedrąsu, ta drąsa nedidelė, bet vis tiek, sakau, man nedrąsu, aš pasitikiu savyje esančią, iš pradžių ją vadinau dieviškąją energiją, meilės ir išminties energiją, ją pasitikiu ir veikiu. Ir taip laisvinau save iš tų visų baimių, kalčių, kad mes dėl nieko nesame kalti, nereikia mums jaustis kaltais. Yra tik tiesiog patirtis, kurias mes pritraukėme, nes nežinodami dar, kūrėme save visaip ir nepažinę savęs, nesuvokdami dar tos visumos savyje, kaip mano viduje, kuo kuriu savo viduje save, mintise iš pradžių, paskui tai veikia mano vidinę būseną ir tai paskleidžiu išorėje ir pritraukiu iš išorės. Ir lygiai taip pat, ką aš žiūriu, ką skaitau, kuo domiuosi, tai aš savo energiją ten pasidalinu ir priimu lygiai taip pat iš tos erdvės energiją. Tai va, tai irgi sąmoningai tada pasirenkame, ką skaityti, ką žiūrėti, ką nežiūrėti, ko klausyti, nes visur yra mūsų energetiniai mainai. Ir jeigu aš žiūriu tai, kas man suteikia džiaugsmą, man teikia džiaugsmą, lengvumą, tai aš ir įsileidžiu tų pačių energijų iš išorės. Jeigu aš žiūriu ten, kur barasi, pykstasi, smurtas kažkoks filme ar kažkur vyksta, lygiai tos pačias energijas aš ir į save pritraukiu. Visur yra energetiniai mūsų mainai ir čia viskas vyksta natūraliai, nes žmogus tiesiog be energijos neegzistuotų. Ir kai sakome, kad aš pavargau, neturiu jėgų, tai ir reiškia, kad aš išdalinau savo išorėje visą energiją, bet nežinau, kaip ją savo viduje atstatyti ir atkurti. Todėl mes ir kviečiame daug dabar žmonių atkūrę savyje tą vidinę ramybę, stabilumą, priėmimą savęs pirmiausiai ir situacijų tokios, kokios vyksta ir taip, kaip vyksta, priimti ramiai ir tą pajautę vidinę būseną savyje, lengvumo, atsipalaidavimo, tai dar aukštesnis mūsų sąmonės lygmuo pažintas ir
Kviečiame atsistatyti per meditacijas, per individualias energetinės sesijas, išlaisvinti savo vidų. Pirmiausia, tai išlaisvinti savo vidų nuo tų kalčių, gėdų, baimių, nepasitikėjimų ir pradėti kurti nuo šios akimirkos save naujai ir sustabilizuoti tą minčių, jausmų harmoniją. Iš pradžių jau mintis, tada jausmas, ką aš jaučiu ir tada veiksmas ir per tą harmoniją kurti save kasdienybėje ir taip kaip išeina, taip kaip gaunasi, taip ir kūrėme, bet mūsų yra tikslas, tikslingumas savyje sustabilizuoti tą vidinę harmoniją, pusiausvyrą ir kurti per ją. Ir pamatysite, kaip tada irgi viskas pakinta išorėje, jūsų aplinkoje, kai jūs esate patys savyje tame stabilume ir atsipalaidavimo lengvumo būsenoje. Ir va tas pasitikėjimas būtent tik tą dieviškąją energiją manyje man suteikia tos drąsos ir tiek savęs naujos pažinimo, pajautimo tos vidinės būsenos savyje, tiek ir to kūrimo kartu, kūrybinio proceso kartu irgi su ją ir vyksta, tau yra daug drąsiau ir lengviau, kai tu jauti savyje kažką tai daugiau ir tu nesi vieniškas. Ir vat tokie pokyčiai man padėjo save pažinti, naujai savo sąmonę pažinti ir dar mumise yra labai daug tų sąmonės lygmenų ir tikrai turime ką savyje veikti, bet mes ir turime kurti. Mūsų svarbiausias gyvenimo procesas tai yra kūrybinis procesas išreikšti save per kūrybą. Ir kam įdomu, kas nori savyje tą atrasti ramybę, kas nori pajausti savyje tą lengvumo, vidinę būseną, atsipalaidavimo, kurios ir paskui norėsite siekti ir eiti šiuo keliu, kad visa tai būtų nuolat jumise, o ne tik tai per meditaciją ar per sesiją. Tai kviečiu į individualias energetinės sesijas arba individualias meditacijas tai patirti, susiharmonizuoti ir pajausti savyje ir kurti savyje per naują vidinę būseną ir naujai nuo šios akimirkos save.